Visi suprantame, kad be tinkamai sureguliuotos stabdžių sistemos pasivažinėjimas dviračiu gali baigtis nemaloniai. Tad šiame filmuke parodysiu, kaip tinkamai sureguliuoti savo dviračio stabdžius. Visų pirma, įvertinkime stabdžių būklę. Jeigu atstumas tarp stabdžių trinkelių ir ratlankio nėra didelis, gali užtekti įtempti trosą atsukant veržlę, esančią ant stabdžių rankenėlės. Šiuo atveju tarpas yra per didelis, todėl reikės įveržti troselį prie pačių stabdžių. Prieš įtempdami troselį teisingai sureguliuokime stabdžių kaladėlių padėtį. Atkabiname stabdžių spyruoklę. Tuomet atleidžiame trinkelę prilaikantį varžtą šešiakampio rakto pagalba. Svarbu, kad kaladėlė nesiliestų prie padangos, taip pat, kad prie ratlankio priglustų visų savo paviršiumi. Teisingai sureguliavus kaladėlės galime įtempti troselį. Ant stabdžių rankenėlės esantį varžtą įsukame palikdami kelis laisvus milimetrus. Šis varžtas skirtas kompensuoti trinkelių dėvėjimąsi ir leidžia truputį įtempti ar atleisti troselį. Įtempus troselį ir nuspaudus stabdžius matome, kad stabdžių kojelės juda nevienoda eiga, o tai gali pažeisti rato stipinus, nes prie spaudimo metu stabdžiai pakreipia visą ratą. Eigą sureguliuosime spyruoklės įtempimo varžtų pagalba. Kaip matome, kairioji kojelė yra laisvesnė ir pajuda pirmoji, taigi reikia arba atlaisvinti dešinėje spyruoklę, arba įveržti kairėje. Sureguliavus viskas turi atrodyti štai taip. Labai dažnai būna, kad troselis įveržimas beveik maksimaliai ir nuspaudus rankenėlę lieka tik centimetro tarpas, tačiau stabdžiai vis tiek neveikia efektyviai. Tokiu atveju reikėtų apkeisti trinkelių užveržimo tarpines vietomis. Jei trinkelės nesiliečia prie rato, o stabdžių kojelės juda tolygiai, stabdžius sureguliavome teisingai. Kaip žinia, teisingai sureguliuoti stabdžiai užtikrina saugumą tiek jums, tiek aplinkiniams. Tad rūpinkite savo dviračiu. Smagaus pasivažinėjimo.